Viršų Rudokis, kaimas velniškai sudėtingai ištariamų pavadinimų Varėnos rajone. Jo apylinkėse pokario kovų metu žuvo 10 partizanų. Vienas iš būrių, kurie čia veikė, tai Milžino. Deja, į šią slėptuvę 1949 m. balandį, Velykų rytą, išdavikas atvedė saugumiečius. Vienose šaltiniuose rašoma, kad tragedija nutiko balandžio 19, kitose, kad balandžio 18 dieną. Dokumentuose galima aptikti, kad slėptuvės vietą nurodė net 2 agentai. Sargyboje budėjęs ryšininkas Antanas Volungevičius desantas pamatė rusų kareivių voras slenkančias slėptuvės link ir davė pavojaus signalą. Kovotojai vienas po kitą per siaurą įėjimo angą spėjo iššokti iš bunkerio ir pasiimti ginklus, tačiau pasitraukti nepavyko. Mūšyje žuvo 5 partizanai, jauniausiam te buvo 15 metų. Krito 2 broliai Juozas ir Jonas Klimavičiai ir ryšininko, kuris ėjo sargybą sūnus Vaclovas, Juozo Klimavičiaus Milžino vardu ir pavadintas bunkeris. Milžino būrio partizanai, kurie čia laikėsi iki 49. Jeigu kam įdomu, šitas bunkeris laikomas pakankamai gerai įrengtu, nes čia buvo gultai, buvo šiek tiek vietos erdviai ir maždaug kokiuose 7 kvadratiniuose metruose gyveno 5 vyrai. 5 jauni vyrai atėjo į čia tam, kad kovotų su okupantais. Kaip ir dauguma tokių bunkerių, jis neturėjo kažkokios ypatingos erdvės, kelių patalpų ar baldų. Nes realiai bunkeris tai yra duobė, kuri įrengiama kiek įmanoma patogiau ir kuri nebūdavo labai didelė, nes kuo didesnė duobė, kuo didesnė slėptuvė, tuo ją lengviau rasti. Tokia priklausomybė nedžiugino nieko. Štai anga, dabar aišku šios lygia tik tais imitacija. Tačiau kažkada tai buvo gyvybiškai svarbu ją paslėpti 2 dalykus. Angą ir takelį iki jos ir ventiliaciją. Nes pagal ventiliaciją buvo pakankamai lengva rasti bunkerį. Ypatingai žiemą, kai prasidėdavo šaltukas, anksti ryte ateidavo patyrę Rusijos agentai arba stribai ir žiūrėdavo, kur po truputį kyla šiltas oras. Ankstyvo saulės spinduliuose jis labai gerai matydavosi. Ypatingai Ukrainoje tai pražudė daug žmonių. O paslėpti šitą orą buvo beveik neįmanoma. Iš kitos pusės šitas bunkeris buvo idealioje vietoje, nes iš čia iki gretimo kaimo tik keletas kilometrų. Paėjo šiek tiek toliau, netgi matomi kaminai. Ir partizanai ėjo į kaimą praktiškai kiekvieną dieną. Tiesą sakant, tas juos ir pražudė, nes tada pasidaro aišku dislokacijos rajonas ir galima sutelkti dėmesį į jį. Ir 49 metais balandį radus išdaviką, ši vieta buvo apsupta. Partizanai spėjo pamatyti ateinančius rusus. Ir skirtingai nuo daugumos atvejų, kai tiesiog būdavo randamas bunkeris, išduodamas, į vidų metama granata arba susprogdindavo vyrai, jie suspėjo išeiti iš bunkerio ir mėgino trauktis, tačiau dėja jėgos buvo nelygios ir pasitraukimas nepavyko. Šiandien netoli Mardasavo kaimo tai yra lankytina vieta ir kiekvienam, kuris mėgsta teoriškai padiskutuoti apie pasipriešinimo judėjimą, kovą, kas galėjo būti taip ar kitaip, aš siūlyčiau čia atvažiuoti ir tiesiog praleisti kiek laiko šitoje drėgmoje, tamsioje duobėje, kurie vadinasi bunkeriu. Tada suprasite, ką rinkosi mūsų pokario kaimo jaunuoliai ir koks buvo jų gyvenimas.